Lukšių žemės ūkio bendrovė Keiso presą įsigijo 2007 metais. Ir per tą dabar laikotarpį 10 metų mes panašiai esam su juo susukę apie 80 tūkstančių rulonų. Žiūrint nuo metų, nuo 8, 9 iki 6 tūkstančių į metus. Per tą laiką mes šito presu labai esam patenkinti. Didelių gedimų praktiškai nebuvę, neskaitant, ką reikėjo keisti dylančias detalės. Per tą laikotarpį tikrai, kurį galiu dalyką labai pažymėti, tai esam tik vieną kartą keitę diržus. Ir dabar jau reikia keisti antrą kartą. Išlaidos remontui kaip inžinieriui man tai labai yra aktualu, irgi palyginus yra labai mažos. Pagrindė tik yra dylančiaus detalės. Pakeitę esam kelis guolius, nuo grandinės kas keli metai ir esam tik tai keitę vieną kartą žvaigždutes. Tai jo ilgamžiškumas, patikimumas šių presų yra labai geras. Lyginant su kitu presu, kur turėjom kitus firmus, jis yra ir kur tai našesnis. Ir jau nekalbant apie išlaidas, tai tikrai yra daug eksploatacija jau pigesnė. Kaip matėm, apsilankė Lukšių žemės ūkio bendrovėje ir pasidalinę mintimis apie Keiso presus su Rimantu Lakštiniu. Jų 435 serijos presas, pirktas prieš eilę metų ir pagaminęs daugiau kaip 100 tūkstančių rulonų, buvo tikrai neteikiamas. Vyriausias inžinierius netgi pabrėžė, kad tai vienas iš geresnių presų lyginant su kitų gamintojų presais. Šiuo metu, kaip matom, mes turime jau ne 434, bet dar naujesnį 455 serijos Keiso kintamos kameros presą, kuris jau yra gerokai modernesnis už tą, kurį matėm Lukšiuose, bet tikrai nemažiau kokybiškai padarytas, nemažiau ištvermingas. Ir matom, yra jau gali būti, sakykime, ratai, rinktuvo ratai gali būti tiek suoti, tiek pasisukantis. Rinktuvas gali būti 2 metrų ir 5 cm pločio, gali būti, sakykime, atskirose komplektacijose ir 2 metrų 35, kas labai yra patogu, ypač dorojant, presuojant šiaudus. Taip pat naujiena, sakykime, naujai yra tai, kad yra atsidarantis tiekimo kanalo dugnas. Tai yra, jeigu per neatsargumą pavyksta užblokuoti tiekimo kanalą ir savaime suprantama toliau važiuoti dirbti negalima, tokiu atveju hidrauliškai atidaromas tiekimo kanalo dugnas ir įtraukus peilius sėkmingai prastumėm. Jeigu dar sakykime, Keisas paliko tebesančią ir seną gerai patikrintą antiblokavimo sistemą. Tai yra, jeigu kartais nesuveikia ir šita greito atblokavimo sistema, tuomet yra galimybė mechaniškai atblokuoti, tai yra būtent su svirtimi mechaniškai prasukamas tiekimo rotorius. Taip pat yra tankinimo volas ir jam į porą, kad padidinti našumą, yra prispaudimo tankinimo sraigtas iš viršaus, kuris, galima kitais žodžiais pavadinti, tai yra tiekmės greitintuvas. Tai būtent kartu dirbdami su tiekimo rotorium, žolės tiekimo masės greitintuvas įgalina padidinti darbo našumą ir taip kompaktiškai paduot žolę per smulkinimo aparatą į presavimo kamerą. Čia matom, aišku, yra ir 4 diržai be sudūrimo, kurie formuoja, reiškia, kameroj žolės ar šiaudų ritinį
žolės ir šiaudų ritinys gali būti apie nuo 1,20 m iki maksimaliai iki 1,50 m. Visi procesai valdomi kompiuteriu iš kabinos. Kompiuteris gali būti vėlgi pagal pasirinkimą paprastas arba ISOBUS variantas, tai yra spalvotas. Tai tiek, sakykime, trumpai apie šitą presą, kurį tikimės pristatyti parodoje, ką pasėsiu 2017 ir džiaugsimės, jeigu aplankysit mūsų stendą ir pasidomėsit, o mes, aišku, smulkiai pristatysim ir papasakosim apie šitą presą. Ačiū.